Sveiki. Toliau kalbant apie baimės, šiandien labai trumpai noriu pagvildenti vieną iš baimių, tai yra nežinomybės baimė. Daugelis žmonių mėgsta viską susiplanuoti, susischemuoti, kiekvieną veiksmą, tačiau bijo, kad kažkas gali įvykti ne pagal planą. Ir tas saugumo, ta baimė paverčia žmonės tiesiog saugumo narkomanais, jie bijo žengti žingsnį į kitą pusę, nes nežino, kas ten jo laukia. Gyvenimas yra gyvenimas ir tikrai ne viskas vyksta pagal detalų mūsų planą, o tas netikėtumas tiesiog yra mūsų gyvenimo dalis. Tai visgi reikėtų išmokti atitinkamai reaguoti į besikeičiančias situacijas, kurių mes ne visada galime numatyti. Jei jums pasidaro baisu, kažkas atsitinka ne pagal planą, tai tiesiog pagalvokite, kaip jums pavyko aną kartą su tuo susitvarkyti. Ir išmoksite tą daryti, jeigu dar nemokate. Arba kitų variantų tiesiog pagalvokite apie žmogų, kurį labai gerbėte ir paklauskite savęs, o ką tas žmogus darytų šioje situacijoje. Ir sekantį klausimą galite užduoti, o kodėlgi to padaryti negalėčiau aš, kas man trukdo toje situacijoje būtent taip pat pasielgti kaip tam mano gerbiamam žmogui. Taigi, ką aš visiems linkiu ne tik puikaus šeštadienio, bet ir nebijoti ir kartais netgi pasiduoti tai nežinomybei, nes mes nežinom, kas slepiasi už nežinomybės vartų. Galbūt tik peržengę tuos vartus suprasite, kad visgi buvo lemta patirti kažkokį netikėtumą ir savo tik padėkosite, kad puikiai su šia situacija susitvarkėte ir žengsite dar sekantį žingsnį už dar vienų nežinomybės vartų. Tai būtent šiandien to ir linkiu.